Prisėdau pailsėt. Vėl miške. Nu, kadangi po nuo video, nuo tokių kaip ir pozityvių, susilaukiu komentarų, padrasinimų, paskatinimų. O kai tik laisvas savaitgalis pasitaikė, galvoju, reikia vėl išvykti. Ilgai svarsčiau, imt ar neimt savo pečių. Sunki man jie. Nu, bet galvoju, daug čia tų, kurie rodo, kaip ten naktį miega, be jokių ten šildymosi ir kaip jie ten nesušala ir panašiai, kaip jie išgyvena. Tai va, o aš tai su pečium. Kol kas. Šiaip irgi turėjau planų, kad gal neimt. Oras tikrai toks, kur galima drąsiai naktį praleisti be papildomo šildymo įrenginio, bet noriu būti kažkam kitoks. Mažai kas čia su pečiu į miškus eina. Va, mano manatkių krūva. Bandom sukti iš keliuko kažkur į patį mišką. Jau pečius nuspaudė buržuikė. Bus gerai čia. Tokia švaresnė vietelė pasitaikė. Šiaip visas miškas belia kaip iškirstas. Čia tą laiką tarp nuo video iki šito. Nu, žmogus būni namie ir galvoji, kur čia geriau varyt. Tai miškas man nuo vaikystės pažįstamas. Išvaikščiotas visas, žinau vietas ir jau buvau sugalvojęs, kur čia aš būsiu, kur eisiu. Ateinu, nėra miško ten. Tai va, ir kur eini, bandžiau visas pusės čia vaikščioti, ieškoti visur iškirsta arba jaunolynai, tankumynai kažkokie tai. Nu va, tai čia radau tokią miško salą, likusi aplinkui kirtimai, bet bandysim čia. Kažkiek pavyko nuo šaliau įlyst. Dabar tik žiūriu, kad šiokia tokia bėda vis tik turėsiu turbūt. Nelabai lazdynų yra. Man su lazdynais kažkaip labiausiai patinka statyti. Čia žalias eglutės pjaut žemėn tai nesinori. Nu, gal rasim kur nors.
Nu va, kažkokią formą turim. Jau turbūt eina suprast, kas čia bus. Šį kartą jokių zateškių neėmiau, su virvutė šniurku surišiu. Gal kiek ekologiškiau, bet realiai ir čia sintetika. Nu va toks va gavosi šį kartą. Ne visai kas vizijoj buvo. Kaminas aukštai išsikėlė. Palyginus gal trauks, bet nežinau kaip čia bus. Matysim. Ten pečius per arti tento. Tai reiks kažkaip tai atitraukinėti. Čia tarpinis mano maitinimasis. Būstas mano savaitgalio. Šitą pusę nelabai įsitampė. Tie, kas bushcraftų domisi, turbūt supranta, ką aš čia bandau prihimyčint, bet nežinau, ar gausis. Nes čia norėjau padaryti tą vadinamą švedišką žvakę, bet tai su rankiniu pjūklu. Su rankiniu pjūklu pasidaryti tuos skersinius įpjovius, tai vaikyti reikaliukai čia.
Tai va, tai jie man gavosi turbūt per siaurį ir gali netraukti čia pro juos oro. O sugaišau laiko, tai belė kiek. Kol pasidariau. Nu, bandom žiūrėti, ar čia veiks kiek nors. Blemba labiausiai nervuoja, kad kol pasiruoši viską ir sutemsta, į nieko nesimato. Tai čia aš bandau užkurti švedišką žvakę. Buvau labai skeptiškas pradžioj, bet žiūriu, kad ko gero turėsiu. Ant ko blynus kepti. Tik dabar čia reikia apšvietimą man pasidaryti. Tai bus viskas liuks. Nu va. Reikia jau tešlą maišyti. Auč. Būtinai turėjo įkrist. Aha, kreivai stovi, reiks tiesinti. Tai turiu silkutės pasiruošęs. Nenufilmavau, kai darinėjau, nes įsikrovė batareika tuo momentu. Tai pjaustom ir į tešlą. Nu va, tokia dujinė ant kaladės. Švediška žvakė. Ten dega. Aš didelį biškį pasiėmė. Biškį mažesnį. Nu va, blynai. Silkės blynai pas mus vadina. Dažniausiai valgom per kūčias. Bet aš nuo vaikystės jas labai mėgdavau. Ir visada žadėjau iškeisti kepti. Tai va, tai čia tas kartas. Nu, kaip blynai tai ilgokai kepė. Apkepė gražiai, bet juos čia bevartant ir man tas silkė iš jų išdrybo. Ragausim. Kas čia gavosi? Visai neblogai. Biškį gal perkepiau. Kaip blynų traškučių gavosi. Netupė kaip namie keptuviai, bet miškai visada viskas skaniau. O, pagavo degimą. Vidury miško, patamsi virtuvė. Kažkas gal kažkur užuodžia blynų kvapą. Geras. Ir nors miške išlipi iš mašinos ir kvepia blynais. Nežinau, ką čia reiktų pagalvoti. Blemba, čia jau man čiut nedega viskas. O, koks blynas.
buvo. Žodžiu, sėdžiu lauke, valgau blynus padegusius, nu kaip kokias bandelės. Temperatūra turbūt koks laipsnis 1 arba 2, bet nešalta. Reikia atversti. Dieną kažkaip kaip nustojau judėti. Prisėdu čia pavalgyti. Dar kažką. Tai vėsų darydausi. O gal čia kiek čia to šilumos nuo to kelmo? Nežinau. Bet nešalta. Va kaip atrodo mano laužas. Kaip išdegė kaladė. O buvau taip siaurai pjovęs. Tikrai negalvojau, kad užsidegs. Realiai pirmą kartą ant švediškos žvakės taip kepiau. Tai vat vis stengiuosi kokių tai naujų patirčių išbandyti. Parodyti tiem, kam įdomu, kas žiūri. Nu vat, gal ir kažkas kiti susigundys pamėginti. Tai dabar valgau tos blynus atsisėdęs. Vai. Ir galvoju, ar kepa žmonės tai blynus namie ar ne. Ar tik per šventės, ar kažkam kasdieninis maistas. Parašykite į komentarus, kas taip valgo. Būtų įdomu sužinoti. Kaip minėjau, man tai čia kūčių toks vaikystės patiekalas, močiutė kepdavo, tai labiausiai laukdavau blynų su silke. Nu va, kaip išdegė. Tai vat įdomu bus, kas čia ryte iš jos liks. Ar jau užgės, ar jį čia taip ir susmilks. Namai, namučiai. Viskas, viduje jau atėjo vakaras, kol čia viską susiruošiau, sunkiai čia man sekėsi šiandien statyti. Mažas namas, mažas, gerokai mažesnis. Ir konstrukcija paprastesnė, bet kažkaip aš čia suvargau šiandien. Nu va, bet kurį laiką užsidaręs jau čia sėdžiu. Ir dūmų neprieina lik ir. Kol durelių netidarau iš buržuikės, kai atidarau, tada eina dūmai. O pro tarpus jau nebeina. Gal sodžiais užlypo kokiais. Tas jau man geras ženklas. Lik ir vėjas laukia kyla. Kažkas tai kristi iš dangaus buvo pradėję. Būtų smagu atsikelti. Balta aplinkui. Bet vargiai. Labai jaukiai jaučiuosi. Nebeina dūmai į vidų, tai užsidaręs būnu. Viskas gerai. Kai buvau vaikas ar paauglys, skaitydavau knygas. Tai buvo viena iš mano svajonių pagyventi va tai va. Kažkur tai ilgesnį laiką galbūt. Va tai va žmogui ir lieka dalelė vaiko. Ir dabar tas pats. Gerą rytą, užsimiegojau biškutuką, 10 valandų jau, bet naktį kelinėjausi kas valandą, gal kas pusantros, dametinėti malkų į buržuikę. Tai va, tai prastokai miegojasi. O pečius tai irgi, malkų gal tokių prisiruošiau dregnukų. Nu taip labiau ruseno, negu kad gerai degė, tai ta šilumėlė tokia kukli buvo. Bet nesušalau. Viskas gerai. Dabar va tik čia paskutinės porą valandų gal jau nebemečiau, tai nežinau, pažiūrėsiu, ar yra žaryjų, ar nebėra. Ar čia iš naujo reiks kurti. Snyguriuot miške pradeda, kai jau namo reiks pakuotis. Bet dar biškį aš čia paveiksiu kažką. Tai čia kaip atrodo mano švediška virtuvė ar duinė. Iš tikrųjų tai švediška žvakė.
dar švediškas fakelas gal vadinasi. Tai užgeso dar vakar vakare, bet norėjau suskaldyti realiai į pečių sumest, bet pagalvojau, kad gal parodysiu, tai palikau iki ryto. Nu ką, namas taip atrodo, atidariau, šiaip užsidarau, užsisklendžiu, kad būtų šilta. Namas kaip namas čia. Biški ta forma nelabai taisyklinga. Čia biški ištampiau, kad kuo toliau tentas būtų nuo buržuikės. Dūmai eina gerai. Tokio lygaus ištampimo nesigavo. Nu, dedam blynų. Va, kaip visą tai atrodo dienos šviesoj. Kiekvienam blynė po silkės gabalėlį. Karšta. Bet brač koks nemnemas man čia tai. Dažnai nevalgau tokių dalykų, bet man tai labai skanu. Labai dera tas silkės sūrumas prie blyno. Tai lauksiu jūsų požiūrio į tokį maistą. Žinau, kad daug žmonių yra, kurie silkės tiesiog nevalgo. Viskas, lūkuriuoju, kol baigs pečius degt. Ir dar viena šventė baigta. Pradėsiu pakavimą ir ardymą. Dabar tiesiog norėjau dar pakalbėti apie skirtumus tarp abiejų šalašų. Praeito ir šito, tai anas man buvo geresnis, nes ten gali, pusiau stačiom, gali judėti daugiau vietos, o šį čia jau visą laiką susirietęs, paknopstam. Tai va, kadangi nebesu čia 20 metų jaunuolis, tai ir tą nugarą taip biškį riečia, nuolat susilenkus. Bet ir ten buvo jauku. Statai visą dieną,
porą minučių ir nebėra. Va tai va. Viskas. Parėjau. Ten va už manęs pakrašty šviečia, jau beveik. Tai va, tai komentuokit, rašykit, klauskit. Nedaug subscriberių turiu, tai vakarais laiko turiu, grįžęs po darbo paprastai atsakau, peržiūriu komentarus. Na, jeigu patiko, palaikinkit kanalą. Tai yra prasmė kažką daryti toliau, jeigu įdomu ir patinka kontentas. Tai va. Iki, dėkui, kad žiūrėjot, iki kito karto.